Labą dieną, eilinį kartą susitinkam filmukuose. Šį kartą noriu papasakot, kaip reikia registruotis GeoGift loterijoje, kaip persivesti pinigėlius, kaip joje dalyvauti, nes manau, kad visiems bus įdomu. Ir be abejo, kad tai padaryti, pirmiausiai turime įrašyti adresų juostoje www.geogift.com, įrašom ir tada pakliūnam į GeoGift patį pirmąjį puslapį, kaip matot šiuo metu matome mašiniuką, ateityje gali paveiksliukai keistis. Na ir be abejo, pirmiausia, ką turim padaryti, tai užsiregistruoti. Aš aišku pasikeičiu į ispanų kalbą, todėl kad man savesnė kalba suprantamesnė. Na ir einame registruotis. Spaudžiame registro, tai yra registracija. Ir mums duoda, kaip mato, čia tokią anketą, kurią reikia užpildyti. Šitoje anketoje rašykite visus tuos pačius savo duomenis, kuriuos rašėte, kai registravotės į Libertachiją. Kodėl? Todėl, kad šie du dalykai surišti, nes jūs turėsite persivesti pinigėlius iš savo balanso, iš savo Libertachijos ofiso, turėsite persivesti pinigėlius į šitą loteriją, kad galėtumėt dalyvauti loterijoje. Na ir einame pildyti. Žiūrim, ko čia mūsų reikalauja ir viską po trupučiuką rašysim. Tačiau noriu pasakyti, kad užpildyti būtina visus langelius, nes jeigu nors vienas lieka neužpildytas, tiesiog jūsų registro nepriims. Taigi, pirmiausia, žiūrim, ko čia mūsų prašo ir mėginam rašyti. Pirmiausia, prašo vardo. Parašėme vardą, einame prie sekančio. Dabar mūsų klausia pavardės. Parašėme pavardę. Tada mūsų klausė Niko. Nikas tai būtinai tas pats, kuriuo registravotės Libertachijoje. Turime Niką. Dabar turime parašyti savo gimimo datą. Įrašėme datą. Dabar turime įrašyti dokumento numerį, bet būtinai tą patį numerį, kaip jau minėjau, kurį rašėte, kai registravotės į Libertachiją. Turime numeriuką. Dabar mūsų prašo įrašyti elektroninį paštą. Čia taip pat būtinai rašom tą patį. Įrašėme e-mailą. Dabar prašo pakartoti. Būtinai nekopijuokite to e-mailo ir neklijuokite į čia pat vėl antrą kartą. Būtinai įrašykite dar kartą ranką. Tokiu būdu apsisaugojat, kad galit suklysti, nes tos pačios klaidos 2 kartus rašant tą patį e-mailą praktiškai neįmanoma padaryti. Todėl ir duodama jį pakartot, kad neklystume. Tik nekopijuokit, o rašykit dar vieną kartą. Taigi, pakartojame savo e-mailą. Tada mūsų prašo įrašyti savo slaptažodį. Manau, kad ko gero veiktų įrašius ir kitą slaptažodį, bet vis tik tai aš registruojuosi tuo pačiu, naudodama tą patį slaptažodį, kaip įeidama į Libertachiją puslapį. Tiesiog taip lengviau, aš suklysti neįmanoma. Taigi rašome slaptažodį. Be abejo, jį prašo pakartoti. Rašome tą patį antrą kartą. Jį pakartojame. Šita didelė eilutė, ilga eilutė skirta mūsų adresui. Rašome savo adresą. Įrašėme gatvę. Dabar sekanti eilutė prašo mūsų namo numerio ir buto numerio. Įrašėme namo numerį ir buto numerį. Na ir sekanti eilutė mūsų prašo kažką sukonkretinti šiek tiek, kažką papildomą informaciją. Čia patarčiau rašyti, jeigu gyvenate mieste, galite parašyti mikrorajono pavadinimą, galbūt kas nors gyvena kaimelyje, galite parašyti, kad tiesiog kaimas, kadangi aš gyvenu miesto centre, tai aš paprasčiausiai rašysiu centras. Taip, įrašėme šitą. Na ir toliau mes turime išsirinkti mūsų šalį, mūsų valstybę, kurioje mes gyvename. Pasirinkau Ispaniją. Dabar turiu pasirinkti mano regioną. Dabar turiu pasirinkti jau patį miestelį ar miestą tame regione. Na ir sekanti eilutė manęs klausė pašto kodo.
įrašėme pašto kodą. Na ir paskutinės dvi eilutės, tai yra telefono numeris. Įrašiau savo mobilaus telefono numerį ir šiaip jau galima įrašyti, jeigu kas turi namų telefoną, bet jeigu kas jo neturi, tai tiesiog paprasčiausiai pakartokime mobilaus telefono numerį, todėl kad, kaip jau minėjau prieš tai, visi laukeliai būtinai turi būti užpildyti. Įrašiau numeriuką. Kągi, visi laukeliai užpildyti, padedame varnelę mažame langiuke ir spaudžiame registruotis. Žiūrėsim, ar čia mums pavyko. Ir kaip matote, ši čia mums rašo, kad registracija pavyko. Žalias tokia žalia juostelė ir užrašas, kad pavyko Konexito. Jeigu būtų nepavykę, jeigu kažko trūktų, jeigu kažkas ne taip, tokiu atveju čia jūs matytumėte raudoną juostelę ir klaida. Vadinasi, reikėtų grįžti ir vėl iš naujo užpildyti visus duomenis. Taigi, registraciją atlikome, dabar jau tiesiai iš čia galime iš karto įeiti jau į savo puslapiuką. Tai yra, kaip ir visą laiką, turime įrašyti čia mūsų e-mailą ir mūsų slaptažodį. Taigi, įrašiau savo elektroninį paštą, slaptažodį ir mėginsim pakliūti. Pakliuvome į mūsų puslapiuką. Dabar, ką reikėtų mums padaryti, tai reikėtų persivesti pinigėlių iš mūsų Libertachija sąskaitos į mūsų GiveGift sąskaitą. Kaip tai padaryti? Ogi galima dviem būdais. Būtų galima spausti čia viršui, kur matysime savo vardą. Ir, matot, pati viršutinė juostelė rodo, kiek mes turime tų pinigėlių ir kiek turime kreditų. Galima būtų spausti šitą antrą juostelę ir tokiu būdu mums leidžia, galiu parodyti, kaip tai atrodytų, mums leidžia pridėti kreditus, arba jeigu spaudžiame neatsidaro man, arba jeigu spaudžiame ir nenori atsidaryti. Jeigu spaudžiame ir nespaudžiame, žodžiu, mums nenori atsidaryti. Ir norėjau parodyti galima tuo būdu, bet jis yra sunkiau surandamas, daug lengviau ir paprasčiau surandamas, tiesiog, kaip matote, viršui rašo kreditai, apačioje rašo fondai. Fondai tai reiškia mūsų pinigėliai, net paveiksliukas rodo, kad tai yra mūsų pinigėliai. Vadinasi, tiesiog spaudžiam žalią juostelę, pridėti fondų. Ir mums duoda tokią anketėlę, kurią mes turime taip pat užpildyti vėlgi mūsų tais pačiais duomenimis, kaip turime Libertachijoje. Tai yra prašo mūsų e-mailo, prašo mūsų slaptažodžio, prašo mūsų PIN, o PIN tai yra, kaip anksčiau mes vadinome, antrasis slaptažodis, dabar tas antrasis slaptažodis tiesiog vadinasi PIN, ir galų gale turime įrašyti sumą, kurią norime persivesti iš mūsų Libertachijos ofiso į mūsų GiveGift. Jeigu kas nors nesinaudojo PIN, jo neturi, tiesiog jį išsikvieskit Libertachijos ofise. Jeigu kas nors turi PIN seną, ta prasme, kaip anksčiau vadinosi, antrasis slaptažodis, gali būti, kad jis tiesiog jau netinka pakeitus ofisą. Todėl paprasčiausiai išsikvieskite naują PIN. O tie, kurie žmonės registravosi naujai, jie jau registre turi įrašyti savo PIN-ą. Taigi, eisim ir užpildysim. Pirmiausia, mūsų e-mailas. Įrašiau e-mailą, dabar manęs prašo slaptažodžio. Įrašytas slaptažodis, dabar turi įrašyti savo PIN. Na ir čia manęs klausia, kokią sumą noriu pasirinkti. Na, šiuo atveju aš tiesiog išmėginimui pasirinkau $5. Na ir spaudžiu žalią klavišiuką, kur rašo sekantis žingsnis. Paspaudžiame ir laukiame. Taip. Mums prašo mūsų dar kartą patikrinti, ar tikrai norime pervesti iš mūsų Libertachijos ofiso į GiveGift tuos $5.
rašau, spaudžiu žalią, jeigu man tikrai ta suma, kurią aš buvau sugalvojus. Jeigu ne, tada reikėtų paspausti pilką, tai sako grįžti, galite grįžti ir galėtumėt pataisyti sumą. Kadangi mano suma tokia, kokios aš norėjau, spaudžiu žalią klavišą. Ir man rašo, kad visiškai teisingai persivedė pinigėliai iš mano Libertachijos ofiso į GEGIFT loteriją. Kągi, einame žiūrėti, ką mes čia dabar turim. Iš karto matau referencijos numeriuką, matau mano datą, matau, kad iš ofiso, iš mano Libertachijos ofiso buvo pervesta $5 ir kaip matote čia, kur yra fondai, jau man žymi, kad būtent tie pinigėliai jau yra Libertachijoje. Atsiprašau, GEGIFT loterijoje. Taigi, bet vien tik turint pinigėlius čia vis dar negaliu dalyvauti loterijoje, todėl kad dalyvavimui man reikalingi kreditai. $1, vienas kreditas. Tada spaudžiu kitą žalią juostelę ir man rašo, kad aš noriu pridėti kreditus. Kiek noriu pridėti, be abejo, čia maksimali suma, kaip suprantate, yra $5, bet galiu pridėti ir mažiau. Šitą taškiuką aš su juo galiu važiuoti ir man, jeigu aš jį paliksiu čia, tai perves $1, jeigu aš jį paliksiu čia, tai perves $2 iš fondų į kreditus, ar ne? Jeigu paliksiu čia, tai man perves 3, reiškia tą dalį, kur perves, tai mano doleriai pavirsta kreditais, o tos dalies, kurios aš nepervedu, tai jie vis dar lieka fonduose, vis dar lieka kaip pinigėliai. Na, kadangi mes darom mėginuką, tai aš palieku $1, $1 pervedu kaip vieną kreditą. Rašau, sekantis, manęs klausia, ar tikrai aš noriu už vieną kreditą sumokėti $1, taip noriu. Ir man rašo, kad sėkmingai pavyko pervesti. Vėlgi grįžtam čia ir iš karto sumelės pasikeitė. Fonduose liko $4 ir turiu vieną kreditą. Kadangi aš turiu vieną kreditą, tai mėginsim sulošti loterijoje. Spaudžiu loteriją ir mėginsim dalyvauti loterijoje dėl mūsų mašiniuko, dėl mūsų Audi. Tada turiu spausti Hugar rašo, tai yra žaisti, tai yra dalyvauti. Paspaudžiu dalyvauti. Čia man šitom žaliam kvadračiukė rašo, kiek kas yra pastatęs, kokią sumą pinigų pastatęs dėl šito automobilio lošimo. Tai yra, išloš tas žmogus, kuris bus pastatęs mažiausią nesikartojančią sumą. Tai yra, tarkim, galiu pastatyti $1, bet $1, bet kam gali šauti galvą pastatyti, reiškia labai didelė tikimybė, kad pasikartos tas $1, kad ne tik aš pastatysiu, bet ir daugiau žmonių pastatys, vadinasi, neišlošiu. Kaip mato, čia žmogus pastatęs $4.46. Ta prasme, rašoma kokia nors keistesnė suma, kur turėtumėm daugiau šansų, ar daugiau galimybių, daugiau tikimybės, kad nepasikartos ta pati suma. Išloš automobilį tas žmogus, kuris pastatys mažiausia iš nesikartojančių sumų. Gali būti tų sumų daug visokių nesikartojančių, bet iš tų nesikartojančių pati mažiausia ir išloš automobilį. Taigi aš sugalvosiu sumą ir turiu parašyti sumą, ką aš norėčiau statyti. Taigi aš įrašiau sumą, kurią noriu pastatyti ir spaudžiu žalią klavišą. Ir manęs prašo patvirtinti, ar tikrai noriu pastatyti būtent šitą sumą. Jeigu kas nors persigalvoja, vėlgi gali spausti pilką, grįžti ir iš naujo parašyti kitą sumą. Kadangi man tinka šita, spaudžiu OK. Ir viskas, man rašo vėlgi žalia juosta, žaliai parašyta, kad sėkmingai sudalyvavau statydama sumą. Ir tokiu būdu, kadangi buvau pasilikus tik tai vieną kreditą,
vadinasi, galėjau pastatyti vieną kartą. Jeigu būčiau visus $5 pervestus pavertus kreditais, būčiau galėjau statyti 5 skirtingas sumas. Žodžiu, vienas žmogus vienoj loterijoje už tą patį daiktą turi teisę statyti 100 kartų, nedaugiau 100 kartų. Kodėl padarė tokią ribą? Todėl, kad maždaug kompanija nori, kad maždaug visi turėtų maždaug vienodas galimybės, nes, tarkim, žmogus, kuris įsivaizduokit, galbūt gauna 20, 30 ar 40 tūkstančių per mėnesį atlyginimo, galėtų čia visą 1000 įstatyti tų kreditų. Taip, kad maždaug kompanija nori, kad visi turėtumėm panašias galimybės ir todėl padarė tokią ribą – 100 statymų vienam lošiamam daiktui. Aišku, tų daiktų bus daugiau, tų daiktų bus visokiausių. Aišku, dabar automobiliui visi labai daug žmonių stato. Tačiau, kai bus kitokie daiktai, kai bus įvairių daiktų, o jų jau yra buvę, galėsim statyti visokiems daiktams. Na ir jeigu norim pasižiūrėti tą mūsų pradinį puslapį, norim pakliūti tą patį pirmą puslapį, tai spaudžiam va čia, kur mes matom savo vardą ir spaudžiam patį pirmąjį užrašą. Net ir čia viršui matyt, kad vis dar turiu $4, o kreditų jau neturiu, nes aš pastačiau. Noriu grįžti tą patį pirmąjį puslapį, spaudžiu pirmąjį eilutę, dashboard, ir mane sugrąžina ten, kur mes, prisimenat, ko gero, kur mes matėm buvom. Čia man turiu visą informaciją, ką aš pastačiau, už ką reiškia tuos kreditus, valandą, laiką, kiek aš pinigėlių persivedžiau, kad persivedžiau 5, iš 5 pervestų dolerių vieną paskyriau į kreditus ir visą tai, visi mano veiksmai matosi šitose juostelėse. Taigi, manau, kad ko gero suprasim visi, nes manau, kad labai dažnai lošim loterijose. Na ir tik paskutinis, ką noriu pasakyti, kaip išeit, kaip uždaryti, savaime suprantama, vėl spaudžiam savo vardą ir pati apatinė juostelė, logout, tai yra išeinu iš savo GiveGift ofisiuko. Na, šiam kartui tiek ir iki kitų filmukų.